Gyvsidabrio Lietuvoje ir Europoje esančiose vakcinose nėra, nes Lietuvoje, kurios vakcinos šiai dienai cirkuliuoja, jos yra vienadozės. Yra viena dozė arba švirkšte, arba jinai flakone. Tu tiesiog įsitrauki. Dėl ko reikalingas buvo gyvsidabris? Todėl, kad jeigu buvo, ir pas mus kažkada buvo daugiadozis flakonas, 10-20 dozių flakone. Yra galimybė užteršti tą flakoną. Sakykime, iš vieno flakono 10 dozių naudojasi ten 5 ar 7 personalas. Tai dėl tos galimybės, kad nebūtų įnešta tarša, buvo dedama gyvsidabrio. Bet tas gyvsidabris nėra ta cheminė formulė, apie kurią visi šneka. Jis yra kitokios cheminės formulės. Bet jo buvo toks kiekis, kuris negali jokios grėsmės sukelti žmogui. Jeigu lyginant su, sakysime, gamtoje esančiais tam tikrais dalykais, sakykime, žuvimis, kurios ant plaukia vandenynuose, tai netgi amerikiečiai labai seniai išskyrė žuvų rūšis, kurių negalima valgyti. Vaikam nešiosiu, nes juose sukauptas gyvsidabris yra iš tikrųjų labai pavojingas. Bet tas mitas, be abejo, jis parėjo apie vakcinas kalbant, tai todėl, kad buvo visada užskiepimavim, nėra problemos. Nėra sergančių, nėra problemos, o tai ką čia sugalvojo, dabar suprantat vakcinas, ir dar ten kažkas ten tūpi, kažkokie tai negeri dalykai. Vien todėl, bet dabar tikrai galiu šis užtikrinti, šitų dalykų nėra. Aišku, gamintojai gamina, nes yra šalių, sakykime, kaip Afrika, kur yra visokių ten tokių ir klimatinių ir kitokių ypatumų, kur yra neįmanoma apsaugoti nuo tam tikro galimo užterštumo. O Lietuvoje tikrai galiu šis užtikrinti, šitų dalykų nėra. Bet tai, žinot, meškos paslauga padarė pati savo vakciną. Išnaikino ligas, tai kam nereikalinga. Aš manau, kad tai buvo pagrindinis kabliukas, bet abejonės dar ir tai, kad atsirado tos religinės visokios ten tos grupuotės, kurios atsisakė skiepytis. Tai va, turim tą, ką turim su tymais, turim tą, ką turim su kokliušo. Registruotas dar vienas mirties atvejis, laiko pusės metų nuo kokliušo, kuris buvo neskiepytas. 21 amžius skiepais valdoma infekcija, bakterija. Bet yra skiepų kalendorius nacionalinis ir tas pats erkinis encefalitas, tai nėra privalomas skiepas. Yra šalių Europoje, kur tu negali ten kažko tai su vaiku daryti, kažkur leisti kolektyvus, kol bus nepaskiepytas. Čia yra rekomenduojami. Ir tada tėvai yra labai edukuoti, iš tam tikrų šaltinių pasisėmė žinių, ne iš tų, kurių reikia, ir jie patys nusprendžia, kaip jų vaikui būtų geriau. Ir kai jie nusprendžia, atsiranda tokios bėdos, kokios jos yra. Bet be abejonės, ta informacija galėtų būti skleidžiama labiau, bet tada, kai tu pradedi skleisti informaciją, aiškinamas, kad tai ne gyvsidabris, kad tai aliuminio hidroksidas dar kažkas, tu visada gauni kažkokį tai atsaką paniekinti ir tas atsakas, aišku, lieka žmonių galvoje ilgiau negu teigiama informacija.